bugelis ir varom. Sveiki, esu Liepkalnio slidinėjimo mokyklos instruktorius ir šiandien papasakosiu, kaip saugiai pasikelti bugeliu. Visų pirma, privažiavę prie keltuvo, atsisekime savo galinę koją. Jeigu esam kairiakojai snieglendininkai, atsisegam dešinę, jeigu dešiniakojai, atsisegam kairę. Antra, paprašome operatoriaus, kad prilėtintų sistemą. Trečia, atsistojam ant plokštumos, nuėjam galinę koją, pasisukam veidų į atvažiuojantį bugelį. Ketvirta, pasigavę bugelį, ramiai įsistatom į tarp kojų, atraminę koją pastatome prie apkausto, pasiruošiam kilimui. Penkta, prieš pakeliant duodam šiek tiek svorio į galinę koją, kad nebūtų stipraus bum. Jeigu numesim svorį į priekinę koją, mes darysime niurką į sniegą, ne į vandenį. Šešta, kai pradedam kilti, viena ranka laikom bugelį, pečiai daugiau mažiau tiesiai su lenta ir su kalnu, galinė ranka mums iš nugaros. Svorį laikome ant abiejų kojų vienodai. Nesvyrame į galą, netupiam, nesisėdam ant bugelio. Pakilę į kalno viršų, ištraukiam bugelį, išmetam ir ramiai nuvažiuojam pridėję koją prie apkausto.